Iš pelenų į gyvenimą. Iš Evangelijos pagal Joną. Ir vėl žydai stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmušti. O Jėzus paklausė juos: Tėvo valia esu jumis padaręs daug gerų darbų. Už kurįgi darbą jūs užmušite mane? Žydai jam atsakė: Ne už gerą darbą užmušime, bet už piktžodžiavimą, kad tu, būdamas žmogus, didiesi Dievu. Jėzus atsakė: Argi jūsų įstatyme nėra parašyta: Aš tariau, jūs esate dievai? Taigi įstatymas vadina dievais tuos, kuriems skirtas Dievo žodis, ir raštas negali būti panaikintas. Kaip tad jūs galite sakyti tam, kurį tėvas pašventino ir siuntė pasaulin, tu piktžodžiauji, kai jis pareiškė: Aš Dievo sūnus? Jei aš nedarau savo tėvo darbų, netikėkite manimi. O jeigu darau ir manimi netikite, tikėkite darbais, kad pažintumėte ir suprastumėte, jog tėvas manyje ir aš jame. Jie dar kartą mėgino jį suimti, bet jis ištrūko jiems iš rankų. Tai viešpaties žodis. Žydai stvėrėsi akmenų, norėdami jį užmušti. Sunku priimti Jėzaus mokymą, kai žmogus yra įsitikinęs tik savo teisumu. Beveik neįmanoma priimti išganymo malonės, kai Dievą matome tik kaip savo troškimų ir planų vykdytoją. Tada Dievas visada tampa nepatogus, nepageidaujamas, nesuprantamas, o irgi net svetimas. Žydai, kurie nori užmėtyti Jėzų akmenimis, jau nebeturi jokių logiškų argumentų. Jų akys užmerktos, širdys sukietėjusios. Jie taip prisirišę prie savo nuostatų, kad nebesugeba priimti tiesos. O kai nebelieka argumentų ir nenorima kalbėtis, gimsta agresija ir tada rankos siekia akmenų. Tai buvo anuomet ir, manau, taip vyksta ir šiandien. Kai žmogus nenori pripažinti kito teisumo, kai nepriima tiesos, ką daro? Ima šaukti, arba tyli, ar pyksta, atsitraukia, ignoruoja. Šios laikysenos tai šiuolaikinės akmenų formos. O Jėzus? Jėzus yra dialogo žmogus. Net ir tada, kai parodo kito klaidą, jis niekada neužveria širdies. Jėzus niekada neužsidaro nuo kito. Užsidaro žmogus, tas, kuris yra įsimylėjęs savo nuomonę, savo tiesą, savo pasaulį. Ir tada praranda malonę, išganymo malonę. Matot, kiekvienas konfliktas, kiekvienas nesupratimas, įtampa turi baigtis dialogu. Kai žmogus jaučia, kad jis neteisus, jis bando visais būdais išvengti tiesos, pradeda šaukti, mojuoti rankomis, išeiti, tylėti, ginčyti, susidaryti. Bet tai ne Jėzaus kelias. Dialogas tai aukščiausia bendravimo forma, kurią mums davė pats Dievas. Tačiau dialogo, kaip ir meilės, reikia mokytis. Paklauskime šiandien savęs, ar aš moku kalbėtis? Ar mano namuose vyksta dialogas, o gal tik monologas? Išmintis sako: 2 kartus išklausyk, 1 kartą pasakyk ir dar kartą išklausyk. Manau, kad tai yra dialogas. Geros jums dienos. Iš pelenų į gyvenimą.